Labas vakaras visiems, šį vakarą susirinkusiems į tokį jaukų namų vakarėlį. Mano vardas yra Sonata, aš esu kompanijos Tiens konsultantė ir kviečiu jūs pusvalandį drauge su manimi praleisti drauge ir susipažinti su kompanija Tiens bei sužinoti jos galimybės, nes tik pranokę savo svajones galime valdyti savo ateitį. Pažintį su Tiens aš norėčiau pradėti nuo svajonių ir mūsų pasirinkimų gyvenime. Paprastai žmonės sako, jog svajoja tik vaikai, o suaugę žmonės svajoja tie, kurie nori pabėgti nuo kasdienybės arba save apgauti. Apie ką svajojate jūs? Kokios yra jūsų svajonės? Aš nuo vaikystės svajojau dirbti mėgstamą darbą, gyventi darnioje ir laimingoje šeimoje, būti reikalinga kitiems ir turėti nuosavą verslą. Nepatikėsite, bet daugumos iš mūsų svajonės arba yra tokios pačios, arba sutampa. Kiekvienas iš mūsų norime daugiau laiko praleisti su šeima, dirbti mėgstamą darbą, būti sveikais, būti savo gyvenimo šeimininkais, grįžti į jaukius namus ir turėti tvirtą pagrindą po kojomis. Taigi, visi pasirinkimai čia ir dabar. Visas mūsų gyvenimas tai yra pasirinkimų rezultatas. Ir jeigu aš užduočiau klausimą, kodėl vieni žmonės, kurie svajoja, turi tai, apie ką svajoja, o kiti ne. Nejaukiai sėkmingi žmonės turi daugiau laiko nei 24 valandas per parą, ar turi ypatingų gebėjimų nei visi kiti? Žinoma, kad ne. Tiesa yra viena. Visas mūsų gyvenimas tai yra pasirinkimų rezultatas. Mes renkamės dirbti samdomą darbą ar susikurti darbo vietą pačiam. Mes renkamės įgyti vidurinį ar aukštąjį išsilavinimą. Visą atsakomybę sutelkti ant gydytojo pečių ar imti asmeninės atsakomybės. Šį vakarą aš labai džiaugiuosi, nes jūsų pasirinkimas yra teisingas. Jūs šiandieną daugiau sužinosite apie tai, kaip galima pagerinti savo gyvenimo kokybę ir sužinosite apie galimybės, kaip jį galima pakeisti. Čia ir dabar. Šį vakarą jūs sužinosite plačiau apie kompaniją Tiens, jos vystomas veiklos kryptis, pasirinktą verslo modelį, gaminamą produkciją, galiausiai konkretų planą, kaip galite iš tiesų savo gyvenimą padaryti kitokį ir tapti savo gyvenimo šeimininku. Pirmiausia, aš norėčiau aptarti tas nesėkmes, tas problemas, tuos sunkumus, su kuriais susidurėme mes kiekvienas. Per didelis darbo krūvis, stresas darbe, veda mus į lėtines ligas ir atima iš mūsų sveikatą. Tuo pasekoje mes greičiau senstame, tampame vieniši, nedarbingi, o aplinkos tarša yra šių dienų civilizacijos rykštė, kurios pasekmes deja jaučiame visi. Sunkumai, kuriuos matote skaidrėje, man pačiai yra kuo puikiausiai pažįstami. Daugiau nei prieš 4,5 metų aš susirgau lėtinę ligą, buvau priklausoma nuo vaistų, todėl teko rinktis. Rinktis iš labai nedaug ko. Likti namuose ir nieko neveikti ir gerti vaistus, nežinant, kad nuo to bus pagerėjimas. Gražus, laimingas ir turtingas gyvenimas man buvo tapęs tiesiog tolima svajone. Ir ačiū kompanijai Tiens už suteiktą galimybę, patį brangiausią turtą kiekvienam iš mūsų yra sveikatą susigrąžinti ir šiandien tapti sėkmingu žmogumi. Kas yra sėkmė? Kaip jinai yra apibrėžiama verslo pasaulyje? Iš tiesų, Piteris Druckeris, verslo guru, viename iš savo veikalų sėkmę apibūdina taip, kad iš tiesų tai yra ne konkuravimas gaminiais,
o pasirinktų verslo modelio. Ką jis turėjo omenyje? Ogi tiesioginį pardavimą. Kas tai yra? Kuomet tarp vartotojo ir gamintojo yra tiesioginis bendradarbiavimas, tiesioginis ryšys, atsisakant tų tarpinių grandžių. Vadinasi, kiekvienam iš mūsų atsiranda galimybė šalia turimo samdomo darbo turėti papildomas pajamas arba susikurti nuosavą verslą ir pranokti savo svajones. Šio veiklos modelio pranašumai. Pirmiausia, jog nereikia didelio pradinio kapitalo, koks yra įsivaizduojamas tradicinėme versle. Nėra rizikos, kurios paprastai bijo kiekvienas iš mūsų. Svarbu yra tai, jog tai gali daryti kiekvienas žmogus. Ir sėkmė priklauso nuo to, kaip greitai pasieks jisai savo sėkmę. Aš plačiau norėčiau pakalbėti ties patogia bendradarbiavimo sistema. Pasirinkę šį veiklos modelį, jūs gaunate visapusišką palaikymą iš kompanijos, administracijos, agentūros, kuriai priklausote. Jūs gaunate asmeninį mokytoją, konsultantą, kuris jūs moko įvairių dalykų ir siekia iš tiesų, kad jūs taptumėte vedliais tiesioginės prekybos pardavimų srityje. Moko jūs tapti lyderiais, moko tapti žmonėmis, kurie iš ties turėtų didelius tikslus, didelės svajones ir trokštų pakeisti ne tik savo, bet ir kitų žmonių gyvenimus. Kokie žmonės renkasi šį verslo modelį? Šį verslo modelį renkasi tie žmonės, kurių vertybės sutampa su kompanijos misija ir verslo filosofija. Kompanijos misija yra labai paprasta. Aprūpinti visame pasaulyje visus klientus kokybiškais gaminiais ir iš tiesų tarnauti tai visuomeniai, kad būtų harmonija. O pati verslo filosofija tai yra sugrąžinti visuomeniai sveikatą. Kompanijos įkūrėjas Lee Din-Juanis, žmogus, kurį nekartą teko sutikti įvairiose tarptautinėse konferencijose, nekartą klausyti jo pranešimų, vakarieniauti, aptariant verslo reikalus. Tai žmogus iš didžiosios raidės, kuris per 19 metų verslo pasaulyje tapo legenda. Tai žmogus, kuris neatlygintinai yra išdalijęs $200 milijonų labdarai, dalyvauja įvairiuose projektuose. Na, iš ties tą labdaros ir dosnumo ranką bei širdį mes iš tiesų jautėme ir Lietuvoje. Praėjusiais metais kompanija iš ties rėmė Klaipėdoje globos vaikų namuose gyvenančius sunkiai sergančius vaikus. Jie buvo aprūpinti kokybiškais produktais tam, ne tik kad pagerinti jų sveikatą, bet ir pagerinti jų kokybę. Kompanijos įkūrėjas tai yra žmogus, kuris tiki kitais, kuris iš ties savo matymu, konkrečiais darbais pranoksta save ir kitus. Tai žmogus, kuris pakeitė daugelio pasaulio žmonių gyvenimus, atrakino turtingo ir laimingo gyvenimo duris. Ir skaidrėje įvardintas faktas, kad jisai užima 14 vietą Kinijos labiausiai ekonomikai nusipelniusių žmonių 30-tuke, aš manau daug ką reiškia. Pasaulinė Tiens įmonių grupė, kitaip tariant, Tiens Group, yra išsiplėtusi po visą pasaulį. Jūs matote skaičius, kad jinai dirba daugiau nei 190 šalių, tai yra išties verslas aprėpęs visą pasaulį. Lietuvoje ši kompanija gyvuoja daugiau nei 11 metų. Per visą tą laiką, kiek jinai gyvuoja, jinai tik tai auga, tai yra be skolų dirbanti kompanija. Iš ties, nėra netgi jokių finansinių svyravimų, nes ši kompanija nepatyrė jokios krizės, ką visai neseniai patyrė visas platus pasaulis. 51%
kompanijos akcijų turi Kinijos vyriausybė, todėl tai yra išties patikima ir valstybinė kompanija. Žvilgterkime toliau. Pasaulinis Tiens sveikatingumo parkas yra visų pasaulio konsultantų pasididžiavimas. Analogiško parko nėra visame pasaulyje. Tik tai čia yra teikiamos pačios kokybiškiausios, efektyviausios, naujausios sveikatos vadybos paslaugos. Čia jūs atvykę galite atlikti diagnostiką onkologiniams susirgimams, netgi ląstelinėme lygmenyje. Čia yra dirbama su kamieninėmis ląstelėmis. Čia mes turime kompanijos vėlgi visai neseniai įkurtą centrą Taidiše, kada moteris nuvykusios tenai pasisvečiuoti, grįžta 10-15 metų jaunesnės, nes kompanija Tiens šalia to, kad jinai išties gamina labai efektyvius, biologiškai aktyvius maisto papildus, jinai teikia ir grožio paslaugas. Čia mes turime tą jaunystę, sveikatą ir grožį viename. Šioje skaidrėje jūs matote ir kitą infrastruktūrą, tai matote mokymų centrą, banketų salę. Išties žmonių, kiek jie gali priimti, skaičiai yra stulbinantis. Mokymų centras vienu metu gali priimti 7,000 žmonių, banketų centras 5,000 žmonių. Kiekvienas iš jūsų nuvykę busite apgyvendinti viešbučiuose ir šie viešbučiai atitinka 5-7 žvaigždučių viešbučius. Taip, aš nesuklydau, o jūs išgirdote iš tiesų teisingai. Tik tai kompanija Tiens vienintelė pasaulyje turi 7 žvaigždučių viešbutį. Tai yra viešbutis Haitang, kuris vienu metu gali priimti 9 prezidentinio lygio asmenis, tai yra prezidentus įvairių šalių, ir 90 ministerijų lygio svečių. Atvykę čionai, jūs galite išties pailsėti ir gerai laiką praleisti sveikatingumo vandens parke, pasigrožėti vaizdu. Jeigu jūs pasižiūrėsite į skaidrę, pamatysite, kad visas sveikatingumo parkas yra apjuostas vandens, taip yra išties sukuriama ta harmonija. Netgi pastatai esantis industrinėme parke atitinka pasaulio konsultantų architektūrinių stilius. Čia mes rasime, įsivaizduokit, imperatoriškuosius rūmus. Čia mes rasime iš Europos ar ne regiono būtent Napoleono rūmus ir baltuosius rūmus. O atvykę į industrinį parką mes turėsime kur pasistatyti ir lėktuvą, mes turėsime kur palikti ir savo jachtą, nes visa tai yra apgalvota. Žodžiu, į industrinį parką mes galime skristi, plaukti, važiuoti ir visai kaip tenai nuvykti. Taip atrodo kompanijos Tiens administracinės patalpos, jos taip pat iš tiesų primena skraidantį drakoną. Įdomu yra tai, jog įžengę tenai, tiesiog žengdami žingsnį po žingsnio, jūs praeisite visą kompanijos istoriją, nes tiesiog ten yra muziejus ir jūs žengėte žingsnį ir nuo kompanijos įsikūrimo iki šių dienų jūs tiesiog vaikštinėdami koridoriais susipažįstate su kompanijos istorija. Kiekvieną iš jūsų pasitinka didingi vartai, kurios saugo 2 galingi liūtai. Šis simbolis yra pasirinktas neatsitiktinai. Būtent skraidantis liūtas yra kompanijos herbas, pagrindinis simbolis, kuris ant vieno sparno neša sveikatą, ant kito neša finansinę gerovę. Ir matote, prie liūtų kojų glaustosi tokie maži liūtukai. Tai esame visi mes, tai rodo paplitimą, tai rodo, išties kiekvieno iš mūsų siekiamybę būti tokiais. Eikime trupučiuką toliau ir žvilgterkime, ką dar kompanija gali pasiūlyti mums. Kompanija Tiens, kaip ir minėjau, tai yra visa grupė,
kuri gamina įvairius produktus. Ir čia jūs matote būtent tuos brandus, kompanijų prekinius ženklus, būtent tų gaminių, kuriuos gamina. Viena iš šitų serijų tai yra biologiškai aktyvūs maisto papildai, kita serija tai yra bioinžineriniai prietaisai, tai yra kosmetikai, odos priežiūrai skirti gaminiai ir Dičio serija skirta namams. Aš norėčiau sustoti ties pirmąją iš šitų grupių, tai yra ties biologiškais maisto papildais. Ir tol, kol mes matome, skaidrėje tam tikrą informaciją, aš tiesiog mūsų susirinkusių namų vakarėlyje noriu paklausti. Trumpai, kaip jūs manote, ar papildus reikia vartoti sveikiems žmonėms? Kaip jūs galvojate? Nereikia. Taip? Jūs kaip manote? Reikia. Jūs kaip manote? Reikia, ar ne? Paprastai vėlgi yra susiformavusi tokia nuomonė, jog papildus apskritai vartoja kurie žmonės? Kurie daug sportuoja, tai yra sportininkai, taip. Ir tai yra mamos, kurios maitina, augina vaikus. O visiems kitiems kaip ir visko nereikia, nes gauna viską su maistu. Iš tiesų skaidrėje jūs matote informaciją, kuri šiek tiek paneigia mūsų mąstymus. Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis visus pasaulio žmonės galime suskirstyti į 3 grupės. Ir čia jūs matote būtent tą procentinę išraišką. Tas mažas žmogutis, tie 5 procentai, tai yra visiškai sveiki žmonės. Kas į šią kategoriją įeina? Kada jiems atlikus laboratorinius tyrimus, viskas yra normoje. Žmogus jaučiasi gerai, ir jisai yra sveikas. 20 procentų žmonių yra tie, kurie lankosi gydymo įstaigose, kurie jau turi tą diagnozę, konkretų susirgimą, tie žmonės, kurie serga. Ir didžioji dauguma žmonių sudaro tuos 75 procentus, tai yra ta priešlygės būsena, tai yra žmogaus jausena tarp sveiko ir, kaip skaidrėje matote, nesveiko, ligoto žmogaus. Kaip iš tiesų suprasti? Suprasti labai paprastai. Yra tam tikri dalykai, į kuriuos mes gyvendami galime tiesiog nekreipti dėmesio. Tarkim, mes turime karts nuo karto iškylančias problemas su oda. Pakeičiame šampūną, pakeičiame kremą ir net nemanome, kad tai yra iš vidaus ženklas, kad kažkas yra negerai. Tarkim, genda dantis, slenka plaukai. Normalu, kažkas netiko, arba pavalgius apsunksta skrandis, kažko labai daug ir sunkaus aš pavalgiau. Tai čia ir yra tie 75 procentai žmonių, kurie gali gyventi su tuo, kas su jais vyksta, bet iš tiesų jie yra toj priešlygės būsenoje, iš kurios jie į sveikų žmonių grupę nenueina. Jie nueina į tą 20 procentų žmonių grupę. Pažiūrėkime trupučiuką toliau. Kompanija Tiens, matydama tokią situaciją pasaulyje, žmonijai pasiūlė labai paprastą sveikatinimosi koncepciją, kurios mes mokome Tiens informacinėme centre kiekvieną atėjusį žmogų. Ta sveikatinimosi koncepcija arba naujas puoselėjantis režimas yra labai paprastas. Tai yra organizmo valymas, pastiprinimas, subalansavimas, aprūpinimas reikalingomis medžiagomis. Čia skaidrėje pirmiausia ir išskirtas tas pirmasis žingsnis, tai yra organizmo valymas, kada mes iš tikrųjų atsikratome tų nereikalingų šlakų ir toksinų. Skaidrėje jūs matote visą seriją produktų, kurie yra skirti būtent organizmo valymusi. Šiandienai aš norėčiau stabtelėti ir pakalbėti apie vieną iš jų, tai yra chitozana. Tai yra augalinės kilmės preparatas. Jisai vienu metu valo ne tik storąjį žarnyną, bet ir kepenis. Jisai išveda išties toksinus. Ir tie žmonės, kurie turi problemų su kraujospūdžiu, kurie turi padidėjusi cholesterolį, vartojant antilipidinę arbatą su chitozanu, pasiekia labai efektyvių rezultatų. Žmonės, kuriuos vargina virškinimo problemos, turi padidėjusi rūgštingumą, kitaip tariant refliuksą, jie taipogi gerdami chitozaną šią problemą gali išspręsti. Namuose chitozanas nepakeičiamas prie įvairių
traumų, buitinių susižeidimų, ar jūs nusideginote, ar įsipjovėte, jūs tiesiog dezinfekavę žaizdą drąsiai galite berti tiesiai, nes jisai puikiai regeneruoja audinius, netgi lygina randus. Ir chitozanas daugelio senjorų yra pamiltas, išties dėl vienos priežasties, jog jisai padeda žmonėm atstatinėti kremzlinį audinį. Tai yra sutepti sąnarius ir išties būti tą puikia alternatyva, nedaryti chirurginės intervencijos keičiantis sąnarius. Antras žingsnis, tai yra organizmo papildymas. Vėlgi mes matome visą produktų eilę, bet aš norėčiau stabtelėti ties vienu iš jų, tai yra kordycepsu, tai yra dievų dovana, tai yra grybas, tai yra augalas įvairiose savo vystymosi stadijose, jisai būna ir vienu ir kitu. Tai yra Tibeto aukštikalnėse užaugęs ir turintis tokią savybę, būtent atšiauriomis sąlygomis užaugęs, išties ir mūsų organizme užstiprinti ką? Šaltuoju, būtent sezonu stiprinti imunitetą. Mano pačios atveju kordycepsas tai buvo alternatyva mano susirgimui. Aš turiu autoimuninį susirgimą lėtinį tiroiditą, kuomet dėl išprotėjusio imuniteto tiesiog yra naikinami vidiniai audiniai. Ir tai buvo sunaikintas skydliaukės audinys. Tai kordycepsas yra vienas iš tų, kuris yra alternatyva autoimuninėms ligoms. Tai yra ištiestas natūralus antibiotikas prie įvairiausių uždegimų ir nepakeičiamas kiekvienoje šeimoje, netgi sergant, sloguojant, kosėjant. Aš pati turiu tokių puikių rezultatų, jog žmonės, tiksliau šeimos, kurios negalėjo susilaukti vaikų, vartodamos kordycepsą, nes jisai atstato inkstų audinį, tapo vaisingomis. Išties tai yra dovana, stebuklas, kuris šiai dienai yra prieinamas kiekvienam iš mūsų ir gali duoti labai efektyvių rezultatų. Ir organizmo stiprinimas, mes skaidrėje matome eilę būtent kalcio preparatų, kuriuos kompanija gamina. Aš norėčiau stabtelėti ties vienu iš jų, tai yra biokalcius suaugusiems. Tai yra pats pirmasis produktas, nuo kurio pati kompanija ir pradėjo savo veiklą, plėtrą, gamybą visame pasaulyje. Vėlgi šitas kalcis yra neturintis analogų vien dėl to, kad jisai yra visai kitokios formulės, jisai yra jonizuotas, jisai yra enzimolitiniu būdu apdorotas, jo įsisavinimas yra išties labai aukštas ir jisai neturi jokių šalutinių poveikių. Vėlgi, bendraujant su žmonėmis paaiškėja tam tikros informacijos stoka, jog paprastai žmonės galvoja, jog kalcio reikia vaikam, nes jie auga, reikia pagyvenusio amžiaus žmonėm, nes jiem nugara, stuburas jau skauda, o iš tiesų kalcis yra atsakingas ir už mūsų nervinių impulsų pralaidumą. Jeigu, tarkim, mes esame tie, kurie sugebame greitai susierzinti, susinervinti, ar ne, netgi tie patys maži vaikai, kurie naktį šlapinasi į lovą. Tai tiesiog yra per silpnas raumuo, nes kalcis atsako už raumenų susitraukimą ir atsipalaidavimą. Kitaip tariant, kalcis yra gyvybinis elementas ir kai jo trūksta, vėlgi tai yra pasaulinės sveikatos organizacijos duomenys, gali būti daugiau nei 200 susirgimų būtent dėl kalcio trūkumo. Šiai dienai dauguma žmonių nustemba, jog dėl kalcio trūkumo mes turime tiek daug alergijų ir tiek daug įvairiausių metabolizmo reiškinių. Tarkim, vienas iš jų žmogus kiekvieną dieną neišeina į tualetą, tai yra vėlgi iš kalcio trūkumo vienas iš pavyzdžių. Ir kaip minėjau, turiu jau konkretų planą, kaip išties pasidarius savo organizmo kapitalinį remontą, jį išsivalius, papildžius, subalansavus, mes galime išties iš kompanijos turėti ir tą gerovę, ir tą naudą konkrečią savo. Kokia tai yra nauda, to aš jums paaiškinsiu.
Nes pradžioje aš jau minėjau, kad mes galime turėti ir kaip galimybę turėti papildomas pajamas, ir kaip galimybę susikurti nuosavą verslą. Tai dabar mano parodyta kryptis, kaip per konkrečiai labai ribotą laiko tarpą, tai yra 7 mėnesius, galima pakeisti savo gyvenimą iš esmės. Ir ką reikia dėl to padaryti. Tai pirmą mėnesį mes iš tiesų patys nusprendžiame pastiprinti savo organizmą ir įsigijame produktų už 300 PV, arba dabar jau pasikeitusią valiutą, galiu pasakyti 300 eurų. Kiekvienam iš mūsų, pirmiausia, mes gauname nuolaidų kortelę, su kuria perkantis mes po to turime savo asmeninę nuolaidą ir gauname kitus dalykus, kuriuos kompanija už tą lojalumą mums duoda. Pirmiausia, praėjusiais ir šiais metais tai yra įvairios motyvacinės skatinančios programos. Tai dabar veikianti programa, kuri veiks iki birželio mėnesio pabaigos, yra tokia, jog pirkdamiesi jūs už 300 eurų gaunate 3 galimybės, 3 šansus sudalyvauti loterijoje, laimėti kelionį į Kiniją, į Budapeštą ar į Nicą. Dabar tų kelionių yra labai daug. Ir tas keliones mes jau trauksime vasario 7 dieną. Į Kiniją yra 3 kelionės, į Budapeštą yra 45 kelionės, į Nicą atitinkamai taip pat. Tai kad šansas, kad jūs būsite tarp tų laimingųjų, sutikite, yra labai didelis. Antrą mėnesį jūs jau kylate karjeros laiptais ir iš tiesų jūsų jau nuolaida perkantis produktus yra 24%, o jūs ką padarote, tiesiog savo gautų rezultatų, sveikatinantis, pasidalyjate su 4 geriausiais savo draugais ar kaimynais. Ir jie tiesiog padaro lygiai tą patį. Tiesiog jie investuoja 300 eurų į savo sveikatą, į savo gerovę. Ir jūs kiekvienos skaidrės apačioje matote mėnesinę išmoką, kokią jūs dar papildomai gaunate. Tai mes tiesiog perbėkime tas skaidres ir pasižiūrėkime, kokią naudą galime mes turėti. Trečią mėnesį atlikdami ir dubliuodami tam tikrus žingsnius, mes kylame karjeros laiptais, tampame 5 žvaigždučių konsultantų, mūsų nuolaida yra 28%. Matote, tie jūsų 4 draugai tiesiog vėl kiekvienas iš jų pasidalina su dar 4. Tai yra ne kas kita, o kaip kas? Progresija. Augimas. Taip? Na ir pasižiūrėkime, kokios yra išmokos kiekvieną tą mėnesį, kas dar jums iš to, kad jūs su tais draugais tą informaciją dalyjatės. Ketvirtą mėnesį jūs jau tampate 6 žvaigždučių konsultantų, jūsų asmeninė nuolaida įsigyti produktams yra 32% ir jūsų mėnesinė išmoka kiekvieną mėnesį, 5 mėnesį analogiškai, tik jūs jau tampate 7 žvaigždučių konsultantų, kurio nuolaida yra, kaip manote, kokia? 37%, procentai vis auga. Na ir mes žengiame link to 7 mėnesio, nes paprastai visi nori pamatyti tą pinigų sumą. Na, matote, ir piniginė išmoka nebloga yra ir 6 mėnesį, ir jūs jau tampate tuo aukštesniuoju 8 žvaigždučių konsultantų. Na ir jau tapę 8 žvaigždučių konsultantų, jūsų asmeninė nuolaida pirkimams yra 43%. Ir matote, dalyvaujant motyvacinėse programose, jūsų išmoka yra 10 000 JAV dolerių. Paprastai sudalyvavus visose motyvacinėse programose ir 7 mėnesius darant žingsnį po žingsnio tai, ką jūs matėte skaidrėje, jūsų pinigų suma yra 107 000 JAV dolerių. Aš manau, išties puikus startas, puikia pradžia savo gyvenimo pokyčio. Tiesa? Yra veikiančios motyvacinės programos, apie kurias aš ir minėjau, tai yra kelionės, tai yra būtent tas greitas augimas. Ir pasiekus 8 žvaigždžių
konsultanto kvalifikacija, toliau yra garbės vardai, tiesiog karjera, toliau tiesiog darosi, tai yra bronzinis liūtas, sidabrinis liūtas, auksinis liūtas, tam, kad jums būtų aiškiau, kaip jie toliau gyvena ir ką jie gauna. Jūs pamatysite tolimesnėje skaidrėje. Tai matote, yra ir mėnesinė garbės premija, ir specialūs apdovanojimai, ir lyderystės premija. Taip, iš tiesų, vasario 7 dieną mes Lietuvoje turėsime kasmetinę tarptautinę konferenciją. Tai tam, kad apie tai, apie ką aš kalbu, kad tai nėra teorinės žinios, ar kad tai yra realūs dalykai, žmonės, kurie tai padarė ir tai turi, tai galiu jūs patikinti, jog Lietuvoje važinėja 6 automobiliai, o per tą konferenciją, kurią aš ką tik dabar paminėjau, Lietuvoje gimė naujas liūtas, sidabrinis liūtas, ir iš tiesų Lietuvoje jau plaukios ir jachta. Kitas iš tiesų apdovanojimas jau yra lėktuvas ir vila, tai yra tie svajonių namai, kuriuos tiesiog galime gauti, dirbdami ir bendradarbiaudami su kompanija Tiens. Apskritai, pats darbas ar ne, ta pati sėkmė yra pasiekiama tuomet, kada išties yra dirbama drauge. Tai yra komandinis darbas. Todėl kiekvieną iš jūsų, norinti kažko daugiau, aktyvų žmogų, kviečiu jungtis prie mūsų komandos ir išties pranokti save ir savo gyvenimą pakeisti iš esmės. Nes geresnis gyvenimas yra geresnė Tiens. O savo pranešimą norėčiau užbaigti kompanijos įkūrėjo Lydinį Anių žodžiais. Būkite teisingi, būkite geranoriški, būkite žingeidūs, nes visas jūsų gyvenimas yra jūsų rankose. Ir tik nuo jūsų pasirinkimo priklauso, kaip jūs gyvenate šiandien ir kaip jūs gyvensite rytoj. Ačiū Jums už dėmesį.